Beveik pusę Saulės masės sudaro branduolys. Čia sukuriama Saulės energija. Temperatūra branduolyje siekia daugiau kaip 15 milijonų kelvinų. Aplink branduolį energija skverbiasi į tolimesnį sluoksnį – konvekcijos zoną. Konvekcijos zonoje temperatūra krinta iki 2 milijonų kelvinų. Šioje vietoje temperatūra yra per šalta, kad įvyktų energijos transportas. Saulės paviršius vadinamas fotosfera. Jis maždaug 500 km storio ir sudarytas iš sūkuriuojančių dujų. Čia temperatūra yra 6000 kelvinų. Vidinė Saulės atmosfera vadinama chromosfera. Temperatūra svyruoja nuo 40 000 laipsnių Celsijaus apačioje ir iki 50 000 laipsnių Celsijaus viršuje. Ryškieji grūdeliai tai karštos granulės vadinamos Saulės dėmėmis, kurias viena nuo kitos skiria vėsesni tarpai. Dėl to, kad jų temperatūra yra žemesnė, jie atrodo tamsesni. Pirmasis Saulės dėmes aptiko Galilėjas Galilėjus. Virš chromosferos Saulės dujų temperatūra pakyla iki 10 milijonų laipsnių Celsijaus. Šis išryškėjęs ir karštas apvalkalas vadinamas Saulės vainiku. Plazma šiame regione savo energiją išmeta ultravioletinių ir rentgeno bangų pavidalu. Saulės korona spinduliuoja šilumą taip gerai, kad Saulės gravitacija negali išlaikyti visos karštos plazmos. Todėl stiprus krūvio dalelių srautas, daugiausiai elektronai ir protonai, skrieja nuo Saulės į visas puses, tai vadinamas Saulės vėju. Mūsų planetos apsauginis sluoksnis apsaugomas. Jis neleidžia įkrautoms dalelėms atsitrenkti į paviršių. Kada Saulės vėjo dalelės susiduria su Žemės magnetiniu skydu, jie yra sustabdomi. Saulės aktyvumas keičiasi kas 11 metų. Saulės dėmės nuo ašigalių slenka į centrą. Ulysses tai kosminis zondas, kuris buvo 1990 metais paleistas tyrinėti Saulės vėjo ir magnetinio lauko virš Saulės ašigalių. Ulysses misija padėjo stebėti Saulę ir nustatyti trumpiausią ir ilgiausią jos aktyvumo laikotarpį. Ulysses ištyrė Saulės vėją iš visų kampų ir nustatė, kaip jis keisis bėgant laikui. Saulės užtemimas tai reiškinys, kai mėnulis atsiduria tarp Žemės ir Saulės, taip uždengdamas Saulės diską. Tai vyksta todėl, kad mėnulis daug kartų mažesnis už Saulę, bet skrieja tiek pat kartų arčiau Žemės. Šis reginys trunka neilgai, nes mėnulio šešėlis mažas ir greitai juda. Saulės užtemimo juosta niekada nebūna platesnė kaip 269 km, o užtemimo maksimali trukmė vienoje vietoje mažiau kaip 8 minučių. Saulės užtemimas gali įvykti tik per jaunatį. Per visišką Saulės užtemimą kelias sekundės galima matyti jos ryškų vainiką. Šis reginys vadinamas žiedu su deimantu.